Mėly Kristuje, šiandien pradėjome skaityti 13 Šventojo Mato evangelisto skyrių. Šis skyrius žymi naują Jėzaus mokymo etapą, nes nuo šiol evangelistas dažniau perteikia Jėzaus Kristaus mokymą palyginimais, trumpais pasakojimais, kuriuose pasitelkiant kasdienio gyvenimo vaizdinius atskleidžiama Dievo karalystės tikrovė. Šventasis Matas evangelistas yra tikras žydas, jis rašo savo evangeliją žydams, todėl žydų kultūroje pamokslavimas be palyginimo praktiškai buvo tuščias, nes šventajame rašte tų palyginimų yra labai daug. Tarp kitko, tai yra labai svarbu skaitant Senąjį testamentą, nes jeigu Senajame testamente atmesti palyginimus, tai tada Senasis testamentas labai dažnai mums atrodo kaip tam tikro smurto knyga. Nes už visas praktiškai Senasis testamentas parašytas yra tam tikrom figūrom, tam tikrais palyginimais ir kad suprasti tą esmę, visų pirma reikia atverti savo širdį šventajai dvasiai ir šventoji dvasia parodo mums tuo, ką mes skaitome esmę. Nereikia skubėti daryti išvadų iškart, nes tos išvados iškart dažniausiai būna klaidingos. Neatsitiktinai šį palyginimą, kurį mes šiandien išgirdome, viešpats Jėzus pradeda nuo to, prie ko žydai buvo labai įpratę, nes jis kalba apie sėjėją. Nežinau, kaip jūs, bet štai šiandien ryte mąstydamas šią evangeliją pagalvojau apie save. Kadangi aš esu patyręs fariziejus, tai nebeieškant klaidų kitų žmonių gyvenime, pradėjau galvoti apie save ir žinot ką, ant ko pagavau save? Pagavau save ant to, kad per vieną dieną visos tos fazės, apie kurias kalbėjo šiandien viešpats Jėzus Kristus palyginime, tai vienos dienos man užtenka, kad aš pabūčiau tą žemę, kuri ir priima Dievo žodį, ir sunaikina tą Dievo žodį. Tad šiandien girdėdami tą palyginimą, negalvokime, kad tai yra kažkokia schema. Kad čia viešpats kalba apie kažkokią schemą ir pagal tą schemą viešpats rūšiuoja žmonės. Turbūt atkreipė dėmesį, kad šiandien antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams kalba apie tą galutinį kūrinijos, sakykime, išsipildymą arba apie tą paskutinėją dieną, apie tą viešpaties dieną, kurioje visi ta kūrinyje taps tobula. Kodėl šventasis Paulius apaštalas apie tai kalba? Mums labai svarbu suvokti, kad tai, apie ką mes girdėjome šiandien Evangelijoje, tai yra mūsų kasdieninė realybė. Labai svarbu, kad mes nesustotumėm ir neišsigąstumėm ir kai kažkas mums nepavyksta vienoje vietoje arba vienu momentu, kad tas vienas momentas ir ta viena vieta nenulemtų, kad mes išsigandę staiga pasakytumėm, tai aš esu visai silpnas ir aš jau nieko savo gyvenime negaliu pakeisti. Ta Evangelija tiesiog galbūt reikia perskaityti savo šeimose ir suprasti, kad ta Evangelija labai daug byloja taipogi ir apie šeimos gyvenimą. Nes šeimos gyvenime
kaip tik tai, apie ką mes girdėjome šiandien Evangelijoje, įvyksta kasdien. Nes štai, pavyzdžiui, ryte mes esame pailsėję, pilni visokių iniciatyvų ir mums atrodo, kol mes nesame pavargę, yra taip gražu mylėti, taip paprasta mylėti, taip mes išeinam į darbą, gal dienos metu vienas kito pasiilgstam, laukiam vienas kito ir nepastebim, kad štai ateina vakaras, mes sugrįžtame į namus, į tą dirvą, jau tampa visai kitokia. Kadangi mes dienos metu išsikalbam, dienos metu tiek prirenkam visokio ir nesakykime tik pozityvo. Dažniausiai prirenkam ir negatyvo. Ir žinot, kas yra pavojingiausia, kad viską tai surinkę mes vakare parnešam į namus. Ir štai ten būtent tada vakare namuose vyksta tikra kova. Sakykime, kada mums reikia surūšiuoti tą visą negatyvą. Ir nors mums absoliučiai jau po tos ilgos darbo dienos nenorisi bendrauti, kalbėti ir mes turbūt nepriešbūtumėm, kad nebūtų nei vaikų, nei vyro, nei žmonos, kad štai būtų televizorius, kompiuteris ir kad mes turėtumėm dabar laiko asmeniškai savo. Štai jeigu užsidarysime būtent tokiame mąstyme, tai viską absoliučiai sugriausime. Štai, mėly Kristuje, šiuo atveju labai svarbu yra neskubėti daryti išvadų ir neskubėti taikyti tam tikrų schemų būtent savo ir kitų žmonių gyvenimui. To niekada nedaro Viešpats. Nes Dievas niekada nesuvokia žmogaus vienos akimirkos šviesoje. Jeigu įvyksta kažkokia nelaimė žmogaus gyvenime ir tas žmogus suklysta, tas žmogus nusideda, tai toji viena klaida, jinai nenulėmė visos žmogaus amžinybės. Ir ta klaida, jinai neturi nubraukti viso to, kas buvo prieš tai ir kas bus po to. Štai Viešpats visada palieka mums rytojaus galimybę. Tas kelias niekada nėra uždaras. Štai mums gyvenime tai labai svarbu suprasti. Ne tik suprasti, bet to gyventi. Ne tik pačiam to gyventi, bet taipogi leisti ir kitam žmogui to gyventi. Štai būtent todėl šiandien mąstydama šią Evangeliją pradėjau nuo savęs, kadangi man kaip kunigui yra labai didelis pavojus mąstyti ir vertinti kitus. Štai bent keletą valandų praleidžiu klausykloje, kada girdžiu, kai žmonės išpažįsta ne man, bet išpažįsta Dievui savo nuodėmes, bet taip ar kitaip ta žmogaus pasąmonė tokia yra, kad jinai viską surenka, jinai viską fiksuoja. Ir yra tas pavojus pradėti vertinti žmonės būtent pagal tų nuodėmių kategorijas. Rūšiuoti žmonės pagal tai. Štai būtent todėl nebuvo taip man lengva, bet priverčiau save toje Evangelijoje pamatyti save. Išgirsti tą Evangeliją, kuri yra Jėzaus Kristaus skelbiama asmeniškai man. Ir svarbiausia, kad toje Evangelijoje nėra jokio pasmerkimo. Ten nėra jokio tokio taško, kur Jėzus pasakytų taškas ir basta. Nes toji Evangelija yra pradžia. Ir štai
dar kalbant apie tą pradžią, sakykime, kad kiekviena minutė yra pažymėta tuo. Kiekviena nauja diena yra nauja pradžia. Kiekviena nauja diena yra nauja galimybė. Štai būtent toks yra tas gailestingasis Dievas ir jo toks gailestingumas ne visada mums suprantamas. Turbūt atkreipė dėmesį, kad šiandien Evangelijoje keičiasi tą dirvą, bet tas sėjėjas ir tie grūdai, kurie yra deriami, jie yra tie patys. Ir tas sėjėjas niekada nesiliauja sėjęs. Ir tie grūdai jie niekada nepasikeis. Nes tavo sėjėjų yra Dievas ir to grūdų yra ta meilė, kurią Dievas sėja. Ir nesvarbu, kokia būtų ta dirva, štai šiandien aš galiu išgirsti ryte visą tai, ką Jėzus sako. Per piet kažkas mane suerzina ir aš dėja šiek tiek ta dirva mano širdyje jau pasikeičia, bet sėjėjas nesiliauja sėjęs. Ir tas grūdas jis nepasikeičia. Štai jokių būdų po piet viešpats nepradės mane smerkti. Arba vakare, kada aš sugrįšiu į namus toks pavargęs ir gal kažkas man nepavyks santykiuose su savo artimaisiais, tai absoliučiai nereiškia, kad aš turiu sustoti, nes tas sėjėjas pasikeitė. Tas sėjėjas, kuris ryte buvo meilė, dabar tapo teisėju. Ne, tas sėjėjas toks pats ir liko. Jis, kaip rašo šventasis Paulius apaštalas, yra toks pat. Vakar, šiandien ir rytoj. Čia mums žmonėms atrodo, kad štai aš buvau toks šventas, toks geras. Buvau tikrai vertas to, kad Jėzus galėjo dėl manęs pasiaukoti. Bet štai aš dabar toks esu nusidėjėlis. Ir jeigu viešpats būtų žinojęs, kad aš tokiu tapsiu, tai ar jis būtų pasiaukojęs? Taigi prisiminkime, ką šventasis Paulius rašė. Jisgi rašė apie tai, kad Jėzus mirė už mus kada? Tada, kada mes dar tebebuvome nusidėjėliais. Jeigu viešpats žinotų, jis žinojo, kokiu aš buvau, kokiu aš esu ir kokiu aš būsiu. Ir būtent tas sėjėjas negailiai sėjas tos meilės grūdo. Atsiminkime, mėly Kristuje, tai neišsigąskime to, kas vyksta mūsų gyvenime. Svarbiausia visame tame yra, nesustokime tame. Nes kiekviena klaida, kiekviena nuodėmė atleis, kiekvienai žeidžia mus. Ir tai yra suprantama mums visiems, kadangi mes esame tik trapūs ir silpni žmonės. Ir šeimos bendravime, taip, šiandien man pavyko parodyti meilę kitam žmogui, savo artimajam. Rytoj nepavyks. Arba galbūt vakar man tai nepavyko. Tai neneškime to vakar. Nes tas Dievo žodis sėjamas yra šiandien. Ir tas sėjėjas šiandien ateina į mano gyvenimą sėti. Ir jis šiandien nori berti į tą dirvą, tą gerą grūdą, savo meilę. Tai meiliai atverkime save, nepasilikime toje nuodėmėje, nepasilikime tame blogyje. Mokėkime atleisti, bet taipogi mokėkime ir leisti, kad man būtų atleista. Nes priimti atleidimą nelabai yra paprasta.
Mėly Kristuje, dažniausiai mes tą atleidimą, kurį Viešpats mums dovanoja, priimame labai formaliai. Mes išgirstame, aš tau atleidžiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Bet ar tikrai tas atleidimas pasiekia mūsų širdžių? Ar tikrai mes priėmėm tą atleidimą? Patirtis, aš čia nekalbu apie jūs, aš kalbu apie save. Mano asmeninė patirtis labai dažnai man primena, kad aš vis dėlto to atleidimo nepriėmiau. Kad aš nesu dar laisvas nuo to, ką Viešpats man atleido. Jis atleido, bet kažkas yra manyje, kas neatleido. Ir tuo esu aš pats. Todėl taip svarbu tokią akimirką nuolankiai Viešpačiui pasakyti: Jėzau, pasitikiu tavimi. Amen.